Čia atvažiavom į tokią vietovę, kuri vadinasi... Pjaunam grybą čia. Jo, įmonė Pjaunu grybą, inovatyvi įmonė, kuri naudojasi saulės elektrinę. Čia grybam reikia irgi elektros energijos. Tikrai taip, nes tie, kurie mes auginam, ypač tos egzotinės rūšys, jiems reikia specialių sąlygų, tam reikalingi įrengimai, reikalinga elektros energija. Tai parama buvo svarbu irgi, kad priimti sprendimą. Mūsų atveju turbūt ne, mums yra svarbu idėja. Kai stačiau pirmą kartą pas jūs elektrinę pas save namie, ar ne, tada paramų tų nebuvo, tai kadangi visada turėjau tą idėją ir norą, kad elektrą pasigaminčiau pats, mes vis tiek būtume ją statę, tik parama pagreitino tą procesą, ta prasme, sprendėm tiesiog ją pasinaudoti. Ar tas procesas buvo sudėtingas nuo sprendimo priėmimo iki jau ką turim pastatytą? Ne, mums iš principo nieko daryti nereikėjo. Jeigu kažkokį dokumentą reikia sutvarkyti ir tam yra įgaliojimai, ne, kuriuos galim jums perduoti. Iš principo nieko nedarėm, pasirašom sutartį, sumokam avansą, palaukiam kelis mėnesius ir einam naudotis. Ką galit patarti kitiem verslam? Kad dabar rankas ant namo stogo jau yra ir ta elektrinė, saulės kolektoriai gali elektrinę konkrečiai gali amortizuoti tas rizikas ir mažinti išlaidas. Šiai dienai, aš manau, būtina, ypač Lietuvoje. Tokiuose sąlygose gyvenama, ne? Vėjas yra ne visur, ne kiekvienam kieme pastatysim vėjo jėgainę, tarkim, o daugiau iš kur. Tai turim saulę, tai reikia naudoti. Tikiuosi, pokalbis buvo įdomus. Kreipkitės į Solet ir gaukite savo pasiūlymą.